Kas yra mažasis ragas arba antikristo galia, minima Danieliaus 8 skyriuje? Ką Biblija sako apie šią paskutiniųjų laikų galią, kuri nedavė ramybės aukščiausiojo šventiesiems ir trypė kojomis likutį? Mažojo rago galios tapatybė. Kas yra antikristas? Ar tai buvo Antiochas Epifanas? Ar tai tironas iš artimųjų rytų? Princas Čarlzas? Šiomis dienomis siūlomų galimų atitikmenų skaičius kelia painiavą. Aišku tik viena, kad jis ar tai prieštarauja Dievui, persekioja Dievų žmonės ir valdo vieno pasaulio vyriausybę arba naują pasaulio tvarką laikų pabaigoje. Ar tikrai Dievas paliktų spėlioti tokį svarbų klausimą kaip antikristo tapatybė? Ne. Iš tikrųjų, Biblija taip išsamei ir aiškiai aprašo unikalius antikristo bruožus, kad jo negalima supainioti su jokia kita esybe. Trumpumo dėliai, šis sąrašas daugiausia paimtas iš Danieliaus 7 skyriaus. Daugiau informacijos galima rasti 2 Tesalonikiečiams 2, 1 ir 2 Jono laiškuose bei Apreiškimo knygos 13 skyriuje. Danieliaus 7 skyriuje išplečiamas Nebukadnecaro sapnas ir pavaizduoti 4 žvėrys, tokia pačia tvarka kaip ir statulos dalis. Pradedant liūtų, kaip Babilonas, lokys yra Medo Persija, leopardas su sparnais kaip Graikija ir baigiant siaubingų žvėrimi su 10 ragų. Vietoj 3 iš šių 10 ragų atsiranda mažojo rago galia, kitaip žinoma kaip antikristas. Danieliaus 7 eilutė mums sako, kad antikristas iškilo iš 4 karalystės. Štai 4 žvėris, turintis 10 ragų. Ir buvo dar vienas ragas, mažasis. Šis punktas jau pašalina Antiochą 4 Epifaną gyvenusi Graikijos karalystės laikais, kuri yra Danieliaus minima 3 karalystė, o ne 4. Tikrasis antikristas iškyla iš 4 karalystės Romos, kuri sekė po Graikijos. Taigi, Roma valdė nuo 168 metų prieš Kristų iki 476 metų. Ji buvo padalinta į 10, kiek pirštų buvo pavaizduota ankstesnėje pranašystėje? 10 pirštų, čia mes turime vėl 10, padalinta į 10, po jų atsiras kitas ir jis bus kitoks, o sistema išliks kiek laiko? Kol ateis ilgaamžis. Ilgas laikas. Taigi mes kalbame apie ilgą laiko tarpą. Roma valdė nuo 168 metų prieš Kristų iki 476 metų ir tada ji buvo padalinta. Taigi mes turime lygiai tą pačią seką. Turime liūtą vaizduojantį auksinę galvą, tada turime lokį vaizduojantį rankas ir sidabrinę krūtinę. Turime šį keturgalvį leopardą, vaizduojantį bronzinius klubus. Ir tada turime baisų žvėrį, vaizduojantį geležinės kojas. Ir 10 pirštų, kai pasidalins į 10, plus jis bus kitoks dėl to kito, kuris atsiranda po to. Taigi, štai ką mes turime iki šiol. Danieliaus 7 skyriaus 19 ir 23 eilutės. Tada aš norėjau išsiaiškinti, ką iš tikrųjų reiškia tas 4 žvėris, besiskiriantis nuo visų kitų ir keliantis siaubą, geležies dantimis ir žalvario nagais. Taigi šiame 4 žvėryje buvo bronzos elementas. Bronza buvo labai svarbus komponentas. Iš tikrųjų, Graikijos imperija iš esmės buvo tiesiog įtraukta į Romą. Graikų filosofija buvo pats Romos imperijos pagrindas. Ir iš tikrųjų, kai Roma suskilo į 2 kojas, viena buvo Bizantija, o kita Vakarų imperija.
imperija buvo valdoma iš Konstantinopolio ir čia gausu buvo graikų filosofijos. Graikų filosofija buvo to meto filosofija. Taigi čia yra šis žalvario bronzos elementas. Bronziniai nagai braižė. O vėliau šiuos nagus taip pat įdomiai rasime ir kitur, kuris visą rijo ir trypė kojomis, kas buvo likę. Taigi norėčiau sužinoti apie šį baisų ketvirtąjį žvėrį. Ketvirtasis žvėris reiškia, mums sakoma 23 eilutėje, kad bus ketvirtoji karalystė žemėje besiskirianti nuo visų kitų karalysčių. Ji praris kiek žemės? Visą žemę. Sutryps ją ir sudaužys į šipulius. Antikristas pasirodo tik tada, kai Romos imperija suskilo į 10 karalysčių. Kai tai atsitiko, Danielius sako, kad Antikristo galia atsirado tarp jų. Romos imperija žlugo 476 metais po Kristaus ir suskilo į 10 tautų. Tai daro Antikristą Europos galia, pašalinančią varžovus iš Arabijos ar kitur. Tai yra ką, sako Biblija, atsiras šios karalystės ir iškils 10 ragų, 10 karalysčių, 10 karalysčių atstovaujančių 10 kojų pirštų nuo 476 iki antrojo Kristaus atėjimo. Šios galios kažkaip tęsis ir mažasis ragas po jų, kuris iškils vėliau, jis bus kitokia stichija ir jis valdys, kol ateis ilgaamžis. Danieliaus 2:44 eilutė, prisimenat, kalbėdamas apie 10 pirštų, kurie yra lygiaverčiai 10 ragų, sako, o anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę, kuri niekada nebus sunaikinta. Ši karalystė nebus perduota kitai tautai. Ji sutrupins į šipulius visas anas karalystės ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai. Danielius dėl to stebėjosi. Ir 7 skyriaus 8 eilutėje sakoma, man besistebintais ragais, taigi jis žiūri į laiko srovę ir į tai, kaip Roma yra padalinta į 10 dalių ir žiūri į šias 10 karalysčių, kylančių iš Romos imperijos. Žiūriu, išdygo tarp jų dar vienas, mažesnis ragas. Iš tikrųjų sakoma, iš mažumo. Iš pradžių jis buvo mažas, o paskui augo vis didesnis ir didesnis. Išdygo, iš kur jis išdygo? Tarp jų. Gerai. Taigi šis mažas ragas išdygsta tarp 10. Tai labai svarbu, nes šis mažas ragas yra žmogus po kauke. Ir šis mažas ragas iškyla tarp 10. Taigi yra 10 karalysčių ir jis iškyla tarp jų. Taigi kokio tipo galia tai yra? Tai yra Europos galia. Nes 10 ragų kilo iš vakarų Romos imperijos. Taigi, ar galime ieškoti šio mažojo rago, pavyzdžiui, artimuosiuose rytuose? Taip ar ne? Ne. Ar galime šio mažojo rago ieškoti, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose? Ne. Kur mes turime jo ieškoti? Ten, kur jis turėjo išdygti. Jis turi išdygti tarp 10. Jis atsiranda tarp 10. Ir visi 10 yra ten, kol jis iškyla. Kadangi sakoma, kad Antikristas iškils po jų, tai yra po to, kai imperija suskils į Europos tautas, mes turėtume ieškoti Antikristo kažkur po 476 metų po Kristaus. Pastebėkite, 3 ankstesni ragai buvo išrauti su šaknimis. Taigi, dėl šios galios 3 iš 10 turėjo būti pašalinti. Ar tai suprantama? 3 bus pašalinti. Ir kas juos pašalins? Arba dėl kieno veiksmų pasisekmės jie bus pašalinti? Dėl šios galios. Tai labai svarbu, kad mes tai visiškai tiksliai nustatytume, nes nenorime suklysti. Gerai, taigi dabar turime šiek tiek istorijos. Jis iškyla
iš Romos imperijos padalymo, kai ji yra padalinta į 10 dalių. Ir tik tada jis pasirodo. 3 iš jų jį vargina ir jo įtakoje jie pašalinami. Tada jis pakyla kaip grybas ir iškelia žmogų aukščiau Dievo. Tai parašyta. O 10 ragų reiškia, kad iš šios karalystės iškils 10 karalių, o po jų, štai jisai, ateis dar vienas. Klausimas. Ar jis iškyla iš Romos imperijos liekanos, ar iš Graikijos imperijos liekanos? Romos imperijos. Romos imperijos. Nepamirškite to. Akmuo taip pat pataikė ir į kojas. Kokiai imperijai jis smogė? Graikijos ar Romos imperijai? Romos imperijai. Taigi, jei jau tai žinote, turėtumėt sugebėti išspręsti pusę melagingų pranašysčių problemos pasaulyje, kurios sako, kad antikristas iškils arba iškilo praeityje, Graikijos laikais. Ne. Biblija to nesako. Biblija sako, kad jis atsiranda tada, kai Roma yra padalinta į savo sudedamasias dalis. Tai sako Biblija. Danieliaus 8 skyriuje pasakojama, kad antikristas iškyla kartu su 3 tautų sunaikinimu, prieš kurį buvo išplėšti 3 pirmieji ragai. Heruliai, vandalai ir ostrogotai yra 3 karalystės, kurios buvo pašalintos. Paskutiniai iš jų, ostrogotai, buvo nugalėti 538 metais. Taigi antikristas turi pasirodyti tarp 476 Romos imperijos žlugimo metų ir 538 metų, kurie žymi ostrogotų žlugimą. Ir jis yra tas, kuris atsakingas už 3 karalysčių pašalinimą. Na, jūs prisimenate karalystės: anglosaksai, frankai, alemanai, langobardai, ostrogotai, heruliai, burgundai, vasgotai, suevai ir vandalai. Šie buvo 10, bet kai kurie siaubingai priešinosi šiai galiai. Numeris 1 – heruliai. 493 metais. Pažiūrėkite, kur jie valdė. Šie žmonės turėjo įdomią filosofiją ir ši filosofija iš esmės skyrėsi nuo šios kitos mažojo rago valdžios filosofijos. Deja, mes neturime istorinių dokumentų apie tai, kuo tikėjo heruliai. Neturime ir istorinių dokumentų, kuo tikėjo ostrogotai. Turime šiek tiek to, kuo tikėjo vandalai, bet neturime jokios jų religinės dokumentacijos. O kodėl ne? Nes visa tai buvo sunaikinta. Taigi, informaciją turime tik iš antrų rankų. Pasirodo, šių dienų istorija mums sako, kad šios 3 pašalintos galios, jų nuomonė, buvo airijai. Kitaip tariant, jie manė, kad Jėzus nėra Dievas, todėl turėjo būti pašalinti. Bet iš tikrųjų nėra tam jokių įrodymų, išskyrus antrinę informaciją, kurią pateikė pati juos sunaikinusi valdžia. Taigi jie buvo sunaikinti 493 metais po Kristaus. Jei šis sutvėrimas, šis 4, nauja galia, iškilo tarp jų, tai jis turėjo atsirasti jau prieš 493 metus. Sekantis, kurie turėjo išnykti, tai vandalai. 534 metais po Kristaus jie kankino Romos imperiją ir pajungė didelę Bizantijos ir Romos pasaulio religinės kultūros dalį. Jie žiauriai ją pavergė. Ir taip galiausiai vandalus taip pat sunaikino rytų imperijos kariuomenės. O paskui atėjo ostrogotų eilė. Jie buvo paskutiniai. Ostrogotai valdė iki 538 metų po Kristaus. Ir jie užėmė iš pradžių šią sritį, o vėliau užėmė ir kontroliavo visą senovės Romos sostinę ir aplinkinės teritorijas. Taigi 538 metais mūsų eros mažojo rago galios opozicija išnyko
ir ji iškilo kaip grybas. Taigi alamanai, likę iš 10, vokiečiai šiandien, burgundiečiai, šveicarai, frankai, prancūzai, langobardai, italai, saksai, anglai, sujevi, portugalai, vestgotai, ispanai, o heruliai, vandalai ir ostrogotai buvo eliminuoti, visiškai sunaikinti. Tiesą sakant, jie nebuvo vieninteliai, prieš kuriuos kariavo. Ne. Pavyzdžiui, vestgotai tikriausiai buvo labai susiję su ostrogotais, turėjo panašių jausmų ir čia buvo daug karų ir daug pavergimų, kol jie taip pat neatitiko mažojo rago valdžios mąstymo. Didžiausias mažojo rago valdžios sąjungininkas buvo frankai, kurie šiandien yra prancūzai. O pirmasis apsivilkęs šį drabužį buvo Klovisas. Ir Klovisas įeis į istoriją kaip žmogus, kuris labiau nei bet kuris kitas padėjo mažojo rago galiai išsipildyti. Antikristo karalystė iškils į didesnę nei jos kaimynės. Kitaip tariant, jis bus galingesnis už kitus likusius ragus arba karalystės. Ir atrodė didesnis už kitus. Danieliaus 7:20. Jis bus galingesnis už kitus karalius. Ar Europos karaliai nenusilenkė popiežiaus valdžiai taip, kartais ne. Jei ne, galiausiai jie buvo pavergti ir nusilenkė. Galiausiai jie turėjo atvykti kaip Frederikas iš Vokietijos basas, stovėti ant sniego ir laukti, kol atgaus savo karalystę. Švenčiausios tarybos 13 tomas. Roma sako, mes apibrėžėme, kad šventasis apaštalų sostas ir Romos pontifikas turi viršenybę virš kiek pasaulio? Virš viso pasaulio. Tai įdomu. Įsikūnijusio Dievo sūnaus vikaras, pateptasis, vyriausiasis kunigas ir aukščiausiasis laikinasis valdovas popiežius atsisėdo savo tribunolę nešališkai, teisdamas tarp tautos ir tautos, tarp žmonių ir kunigaičių, suverenų ir pavaldinio. Henry Cornell Manning, laikina Jėzaus Kristaus vietininko galia. Taigi, ar jie sako, kad valdo visas kitas karalystės, taip ar ne? Taip. Jie patys taip teigia. Jo kraujo raktai popiežius Jonas Paulius II prieš Rusiją ir vakarus. Naujosios pasaulio tvarkos kontroliai. Malachi Martin, pontifikas, profesorius Grigaliaus universitete pačioje Romoje. Jis tai sako, ne aš. Antikristo karalystė taip pat skirsis nuo visų kitų karalysčių. Bet kaip skirsis? 25 eilutė mums sako, žodžiais jis įžeis aukščiausiąjį. Kol kitos tautos rūpinasi pasaulietiniais klausimais, ši valdžia įsitraukė į religiją. Tai buvo religinė politinė valdžia, jungianti bažnyčią ir valstybę. Taigi, jis skirsis nuo pirmojo. Taigi, kas ketvirtąjį žvėrį padaro kitokiu? Jis. Kodėl kitokiu? Šis skirsis nuo ankstesniųjų. Matėme, kad Roma sako, taip, mes skirtingi, nes dabar tai religinė galia turinti politinę įtaką. Šis ragas turėjo akis, panašias į žmogaus akis ir įžūliai kalbančią burną. Kur mes radome šią simboliką anksčiau, šią žmogaus simboliką? Babilone, prisimenat? Randame ją Babilone. Čia yra ta pati simbolika. Šioje valdžioje žmogus vėl pasikels aukščiau aukščiausiojo ir užims aukščiausiojo vietą. Tai dar vienas Babelis, dar vienas portalas į dangų. Žmogus įžūliais žodžiais iškelia save aukščiau Dievo. Jis kalba prieš Dievą. Mažasis ragas turi žmogaus akis. Antikristas yra inspektorius arba prižiūrėtojas, o tai yra vyskupas religijoje. Akis taip pat atspindi intelektą ir įžvalgumą. Palyginti su neraštingomis barbarų gentimis,
Antikristas turėtų būti ypač išmintingas ir išsilavinęs. Turėjo akis panašias į žmogaus, akis ir įžūliai kalbančią burną prieš aukščiausiąjį. Čia yra sistema, kuri nustato save aukščiau Dievo ir kalba prieš aukščiausiąjį. Pirmiausia, pažvelkime į biblinį piktžodžiavimo apibrėžimą ir pažiūrėkime, ar Roma atitinka tai ar ne. Na, mes tai randame Jono 10 skyriaus 30 ir 33 eilutėse. Aš ir tėvas esame viena, sako Jėzus. Jėzus sako, jis yra Dievas. Žydai jam atsakė, ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, dediesi Dievu. Taigi vienas piktžodžiavimo apibrėžimas Biblijoje yra, jei kas nors sako, kad jis yra Dievas. Na, šiandien pasaulyje yra daug piktžodžiautojų, bet tai yra vienas apibrėžimas. Kitą apibrėžimą randame Luko 5, kur sakoma, matydamas jų tikėjimą, jis tarė, žmogau, tavo nuodėmės tau atleistos. Tuomet rašto aiškintojai ir fariziejai pradėjo svarstyti, iš kur šitas piktžodžiautojas, kasgi gali atleisti nuodėmės, jei ne vienas Dievas. Taigi yra du bibliniai piktžodžiavimo apibrėžimai. Viena yra, jei sakai, kad esi Dievas, o kita, jei sakai, kad gali atleisti nuodėmės. Na, o ką sako Roma? Štai Katalikų enciklopedija 12 tomas straipsnis apie popiežių. Sakoma, ši teisminė valdžia netgi apims galę atleisti nuodėmę. Taigi Roma sako, kad ji gali atleisti nuodėmės. Katalikų kunigas 78 puslapis sako, ieškokite, kur norite per dangų ir žemę ir rasite sukurtą būtybę, kuri gali atleisti nusidėjėliui, išlaisvinti jį iš pragaro grandinių. Ta nepaprasta būtybė yra kunigas. Romos katalikų kunigas. Įdomu, tu esi kunigas per amžius, sako išventinantis vyskupas. Jis nebėra žmogus nuodėmingas Adomo vaikas, o alter Kristos, kitas Kristus. Tai įdomu, kitas Kristus Jėzaus Kristaus vietoje graikiškai yra antikristos, antikristas vietoje jo. Amžiaus aukščiausiojo kunigas turintis galę virš visagalio. Tai įžūlu sakyti, kad turi daugiau galios nei Dievas. Popiežius yra ne tik Jėzaus Kristaus atstovas, bet jis yra pats Jėzus Kristus pasislėpęs po kūno šydų The Catholic National 1890 metų Liepos mėnesį. Taigi Roma visada tvirtino, kad ji yra Dievo padėtyje. Pats Dievas yra įpareigotas laikytis savo kunigų teismo atleisti ar neatleisti, kai jie kunigai atsako arba suteikia absoliuciją. Kunigo nuosprendis yra pirmesnis, o Dievas jį pasirašo. Kunigo orumas ir pareigos 12 tomas 27 puslapis. Oho. Taigi kataliko bažnyčia nusprendžia, kas yra išgelbėtas, o kas pražuvęs. O Dievas net neturi vilties. Jis turi laikytis jų sprendimo. O jei jie sako ne, Dievas negali pasakyti taip. Taigi, kas galingesnis, jie ar Dievas? Jie galingesni. Ar tai nėra piktžodžiavimas? Taip ar ne? Tai aukščiausio lygio piktžodžiavimas, šventvagystė. Kardinolas Belarminas sako, visi vardai, kurie šventajame rašte yra priskiriami Kristui, pagal kuriuos nustatoma, kad jis yra bažnyčios galva, visi tie patys vardai taikomi popiežiui. Tai reiškia, kad jis užima Dievo vietą. Taigi jis atitinka šį vaidmenį, duotas Romoje iš mūsų rūmų 1817 metais vasario 10 dieną švenčiausio pontifiko ir tėvo Kristuje bei mūsų viešpaties ir Dievo popiežius Leono 12 jurisdikcija. Taigi popiežius pats save karūnavo kaip Dievą. Mes šioje žemėje laikome visagalio Dievo vietą iš didžiojo popiežiaus Leono bažnytinio laiško. Ar žinote, kad kai šiandien popiežius rašo encikliką, jis visada pasirašo encikliką ir tai darė popiežius Jonas Paulius II, rašydamas mes iš didžiosios raidės. Mūsų didžiąją raidę, pontifikai. Įdomu, nes Dievas sako, sukurkime žmogų pagal mūsų iš didžiosios raidės paveikslą. Taigi popiežija pasiima prerogatyvą ir iki šiol savo raštais teigia turinti ir esanti Dievo galia. Taigi, Roma atitinka aukščiausioji taryba.
Mes apibrėžėme, kad šventasis apaštalų sostas ir Romos pontifikas valdo visame pasaulyje. Ši valdžia ilgainiui perims viso pasaulio kontrolę. Tomas Akvinietis rašė, pasaulietinė valdžia, tai didysis katalikų filosofas, kurį Jonas Paulius II citavo labiau nei bet kurį kitą Romos katalikų bažnyčios filosofą. Jis rašo, pasaulietinė valdžia pavaldi dvasiniai valdžiai, kaip kūnas pavaldus sielai. Todėl tai nėra valdžios uzurpavimas, jei dvasinis prelatas kišasi į laikinus dalykus susijusius su tais klausimais, kuriuose pasaulietinė valdžia jam pavaldi. Taigi, visi yra pavaldus Romai. Tridento taryba pareiškė, visa laikinoji galia yra jo. Visos žemės viešpatavimas, jurisdikcija ir valdžia yra jo dieviškąja teisė. Visi žemės valdovai yra jo pavaldiniai ir privalo jam paklusti. Ši savybė žodžiais jis įžeis aukščiausiąjį, rodo, kad ši mažojo rago valdžia yra nepaprastai drąsi ir arogantiška ir netgi meta iššūkį Dievui danguje. Apreiškimo 13:5 eilutė prideda detalių, kad jam buvo duotas snukis didžiuotis ir piktžodžiauti. Pagal Bibliją piktžodžiavimas yra tada, kai žmogus teigia galintis atleisti nuodėmes arba kai žmogus teigia esąs Dievas. Antikristas teigia, kad jis gali atleisti nuodėmes ir jis teigia esąs Dievas. Ir tada jis pradės karą prieš šventuosius, jis neduos ramybės šventiesiems, 25 eilutė. Taigi ši jėga turi būti persekiojanti jėga, kuri kovoja prieš tuos, kurie sako, kad išgelbėjimas yra vien tik Dievo galia. Ar ji nedavė ramybės šventiesiems? Jam buvo duota kariauti su šventaisiais ir juos nugalėti. Na, vėlgi Tomas Akvinietis pasakė, kad nuteistieji eretikai turi būti nubausti taip pat, kaip ir kiti nusikaltėliai. Katalikų bažnyčia gerbė sąžinę ir laisvę, bet susidūrusi su erezija, ji turi išteklių priversti fizinėmis bausmėmis, kankinimais. Ji Italijoje uždegė inkvizicijos laidotuvių krūvas. Katalikų profesorius Baudrillard, katalikų bažnyčia, renesanso protestantizmas. Taip, ji tai pripažįsta. Čia yra Chiesa de Gesù, kuriame gyvena jezuitai. Čia yra jezuitų priesaika, kuri iš esmės sako, kad jie gali atsikratyti bet kurio eretiško karaliaus visame pasaulyje, bet kokios sandraugos ar vyriausybių, kurios nenori paklusti popiežiui, ir bet ko, kas nepaklūsta Romos pontifiko valdžiai, gali būti saugiai sunaikintas. Taigi bažnyčia valdė kaip moteris valdanti karalius. Čia ji yra, kaip ji vaizdavo save per visą istoriją, inkvizicija. Na, inkvizicija mums sako, kad ji nualino šventuosius. Koks yra erezijos apibrėžimas? Graikiškai heresis pasirinkimas. Pačiam nuspręsti, kuo jam tikėti ir ką daryti, tai yra erezija. Tai kas turi nuspręsti už tave? Roma turi nuspręsti už tave, kuo tikėti. Ir jei tu tam nepaklūsti, na, tada tave reikia pašalinti, tave reikia išnaikinti. Ir jie nužudė tiesioginę prasme milijonus ir milijonus žmonių. Čia yra garsusis hugenotų paminklas Afrikoje, kur pabėgo prancūzų hugenotai po didžiųjų žudynių, kur buvo žudomi hugenotai Baltramėjaus žudynėse. Ir jie pavaizdavo save kaip moterį bažnyčią, pabėgančią su Biblija rankoje ir Romos suplėšytomis grandinėmis. Na, turiu jums naujieną. Ši moteris vėl prirakinta grandinėmis. Ir kiekviena kita moteris planetoje, kalbant apie bažnyčias, yra vėl prirakintos grandinėmis. Bene labiausiai žinomas antikristo bruožas yra tai, kad jis kariauja prieš Dievo tautą. Danieliaus 7:21 eilutė mums sako, kad tas pats ragas kariavo su šventaisiais. Antikristas yra persekiojanti galia. Ir tada kitas kriterijus.
Jis pakeis laikus ir įstatymus. 25 eilutėje sakoma, užsimojęs pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Tai stebėtina. Kokios švenčių dienos ir koks įstatymas jūsų manimų rūpėtų Dievui? Ar Dievui rūpėtų kvaili mažiai žmonių įstatymai? Ne. Tai turi būti dieviškojo įstatymo modifikacija, o laikai turi pakeisti laikus, kuriuos nustatė Dievas. Pavyzdžiui, Dievas nustatė laiką ir bus vakaras ir bus rytas, pirmoji diena. Bus vakaras ir rytas, antroji diena. Nuo vakaro iki vakaro ėjo diena. Tai pirmasis laikas. Tada buvo šventės ir laikai, kurie buvo nustatyti. Ar ši galia pakeitė visą tai? Ar popiežius teigia, kad jis pakeitė Dievo įstatymą? Absoliučiai. Decretal de translate episkop, popiežius turi galę keisti laikus, panaikinti įstatymus ir atsisakyti visko, net Kristaus įsakymų. Tai aukščiausios kategorijos arogancija. Taigi jie sako, kad gali pakeisti šios dalykus. Ar popiežyje pakeitė laikus? Tikrai taip. Kokio kalendoriaus šiandien laikomės pasaulyje, kas žino? Mes laikomės Grigaliaus kalendoriaus. Kas buvo Grigalius? Jis buvo popiežius. Ir ar laikai buvo pakeisti? Taip. Kieno įgaliojimų? Jėzuitų, astronomų. Ką jie pakeitė? Jie pakeitė Velykas. Jie pakeitė Paschos šventes, kad atitiktų Ištaros šventę. Jie netgi vadino tai Ister, Ištar, Velykų šventę. O Pascha buvo švenčiama pagal jaunatį, o Velykos galėjo vykti bet kurią savaitės dieną, priklausomai nuo to, kada buvo minima jaunatis. Taigi popiežiaus valdžia tai pakeitė ir vadovaudamasi sadukėjų simbolika, kurie Aleksandrijoje buvo mokomi okultinio mokymo ir perkėlė jį į Ištaros šventę. O dabar Velykos patenka tik sekmadienį ir niekada nesutampa su Pascha. Bet gali nutikti, kad jų turimas kalendorius tam tikrų istorijos etapų iš tikrųjų sutaptų su Pascha. Ir ką popiežiaus valdžia tada įsako, jei atsitiks, kad Paschos iškilmė sutaptų su Velykomis Ištaros švente, tai popiežystė perkelia Paschą vienai savaitai, kad ji vis tiek užpultų sekmadienį. Taigi ji neabejotinai pakeitė laikus ir šventes. Taip pat nuo šių laikų mes švenčiame dieną nuo vidurnakčio iki vidurnakčio, o ne nuo saulėlydžio iki saulėlydžio. Ir tada argi ji nepanaikino įstatymų ir atsisakė Kristaus paliepimų bei įsakymų? Popiežius gali modifikuoti dievišką įstatymą, prompta biblioteka. Kas suteikia jums teisę, ponia popiežiau, pakeisti Dievo įstatymą? 10 Dievo įsakymų, kurios pradžioje davė Dievas pirmoje plokštėje. Neturėk kitų dievų, išskyrus mane. Tada yra toks didelis įsakymas, kad nesilenktum prieš stabus. Ir tada nenaudok viešpatė savo Dievo vardo be reikalo. Šabo įsakymas yra labai ryškus. Ir tada jūs turite įsakymus diktuojančius santykius tarp žmogaus ir žmogaus. Gerb savo tėvą ir motiną, nežudyk, svetimavimas, vagystė, nemeluok ir godumo įstatymas. Tokie yra Biblijos įsakymai. Jei paimsite katalikų katekizmą, pamatysite, kad antrasis įsakymas panaikintas, neturėsi kitų dievų. Tu gali pakeisti įstatymus, žinoma, sako jis. Aš esu viešpats tavo dievas, neturėsi svetimų dievų prieš mane, netark viešpatės savo dievo vardo be reikalo. Taigi antrojo įsakymų nebėra, šis pakilo vienu aukštyn. Atmink švęsti šabo dieną, bet ką jie su juo padarė, tuoj pamatysime. Taigi jie tik turi 9 įsakymus, o norėdami gauti 10, jie ima įsakymą dėl geidimo ir godumo, padalyja jį į 2 dalis, negeisk savo artimo žmonos ir negeisk savo artimo turto. Labai stebėtina. Atsimenat, kad šis čia sako, negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimų žmonos. Taigi jie netgi tai apvertė. Argi tai nestebėtina? Jie netgi turi tikslą apversti. Tarsi jie turėtų teisę tai padaryti. Kataliko enciklopedijoje rašoma, bažnyčia pakeitusi poilsio dieną iš žydų sabato arba 7 savaitės dienos į 1,
Trečiąjį įsakymą priskyrė sekmadieniui, nes antrojo dabar nebeliko, kaip Viešpaties šventąją dieną. Katalikų enciklopedija. Taigi jie pakeitė laikus, net garbinimo diena, kuri buvo 7, buvo perkelta į 1 savaitės dieną. Mato 5:17 sakoma, nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti įstatymo ar pranašų. Nepanaikinti jų atėjau, bet įvykdyti, kad juos įgyvendinčiau. Čia yra atsivertusio katalikų doktrinos katekizmas 50 puslapis ir jame sakoma, klausimas, kuri yra šabo diena? Atsakymas, šeštadienis yra šabo diena. Katalikų bažnyčia tai puikiai žino, jie tai žino. Klausimas, kodėl mes švenčiame sekmadienį, o ne šeštadienį? Atsakymas, mes laikome sekmadienio, o ne šeštadienio, nes katalikų bažnyčia Laodikėjos susirinkime šventumą perkelė iš šeštadienio į sekmadienį. Taigi, ar jį pakeitė laikus ir įstatymus, taip ar ne? Taip, jį pakeitė. Danieliaus 7 skyriaus 25 eilutėje sakoma, kad Antikristo gale užsimos pakeisti švenčių dienas ir įstatymą. Antikristo įžūliųjų žodžių prieš Dievą ir jo tautos persekiojimų dalis yra susijusi su mąstymu, kad jis gali pakeisti laikus ir įstatymus. Čia minimas įstatymas yra Dievo įstatymas, 10 įsakymų. Šabo įsakymas yra vienintelis, kuriame kalbama apie laiką. Taigi, labai ypatinga prasme, ši galia bando pakeisti 4 įsakymą. Įdomu tai, kad kita vieta, kur minimas pakeistas laikas, yra Danieliaus 2 skyriuje. Ten Nebukadnecaras pripažįsta Dievą kaip suverenų istorijos valdovą, kuris pašalina karalius ir pasodina karalius. Taikomas šia prasme, tada galvoti pakeisti laikus ir įstatymus reiškia, kad Antikristas bando uzurpuoti Dievo vietą, formuojant istoriją politiniais manevrais, tokiais kaip karalių pašalinimas ir pastatymas. Ir jis valdys, jie bus atiduoti jam į rankas vienam laikotarpiui, 2 laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. 1 laikotarpis, 2 laikotarpiai, pusė laikotarpio. Jei turite šiuolaikinę Bibliją, joje sakome 3,5 metų. Pranašiški metai skiriasi nuo įprastų metų. Metai pranašiška prasme turėjo 360 dienų, nes hebrajų metai turėjo 360 dienų. Taigi 362 kartus 720. Pusę laiko, pusę metų 180. Sudėjus juos visus gaunasi 1260 pranašiškų dienų. Tai tampa 1260 tiesioginių metų. Tiesiog išsiaiškinkime tai. Belizarijui užkariavus Romą prasideda viduramžių istorija. Taigi užkariavus Romą ir pašalinus ostrogotus prasidėjo viduramžių istorija. Filipas Šafas pasakoja, kad Vigilijus pakilo į popiežiaus kėdę 538 metais po Kristaus, globojamas Belizarijaus. Taigi, kada mažojo rago galia įgijo savo valdžią? Atsakymas yra 538 metais po Kristaus. Nes paskutiniai ostrogotai sulaikiusieji šio rago galės buvo pašalinti 538 metais po Kristaus, o Vigilijus pakyla į popiežiaus kėdę. Taigi prasideda Romos dominavimas. Po jų iškyla kitos 10 karalysčių, įkurtų 476 metais po Kristaus, o po jų 538 metais prasideda popiežiaus valdžia. Pagal dekretą, kurį išleido Romos imperatorius Justinianas, pasakė, kad popiežius bus eretikų taisytojas ir visų bažnyčių valdovas. 538, jei pridėsite 1260 metų, gausite 1798. Kas atsitiko 1798 metais? Vasaro 10 dieną Berthier įžengė į Romą ir paskelbė respubliką. Pusė Europos manė, kad Napoleono veto bus paisoma ir kad popiežius mirė. Taigi tiksliai pagal pranašišką laiką, o Biblija mums liepia paimti dieną už metus, tiksliai pagal tą laiką, kai laikrodis išmušė 1798 metus,
popiežiaus galia buvo sustabdyta. Taigi 1260 metų pranašystė, 476 metai po Kristaus įkurtos 10 karalysčių, 538 metais vyskupas oficialiai pripažintas visų bažnyčių valdovų, 1260 metų pranašystė atveda mus į 1798 metų pranašystės išsipildymą. Jos domenas ir viešpatavimas baigėsi. Antikristas valdo aukščiausiojo šventuosius ir jie bus atiduoti į jo rankas laikotarpiui, laikotarpiams ir pusiai laikotarpio. Laikotarpis yra metai. Laikotarpiai 2 metai, o pusė laikotarpio pusė metų. Pagal dienos metų principą šventųjų persekėjimas apribotas iki 3,5 pranašiškų metų arba 1260 metų. Ji prarys visą žemę. 4 žvėris, kuris bus kitoks, jis prarys visą žemę. Skirtingos jo sudedamosios dalys prarys visą žemę ir sutryps ją bei sutraiškis. Ar tai apima Jungtinės Amerikos valstijas? Ar manote, kad jūs valdo kažkas kitas? Ar manote, kad šiuo metu jūs kontroliuoja kažkas kitas? Galinga JAV? Ar taip manai? O kaip su galinga Rusija? O kaip su kokia nors galinga tauta? O kaip Kinija? Ar manote, kad juos šiuo metu gali valdyti kažkas kitas? Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Ar tai apima JAV? Ar tai apima mano šalį? Taip, tai apima. Ronaldas Reiganas ir popiežius sudarė šventą alijansą. Tai stebėtina istorija. Turėsime į tai įsigilinti šiek tiek išsamiau. Ir taip net galingosios Jungtinės valstijos pakluso šiai valdžiai. Čia mes turime signalinę nuotrauką su popiežiumi ir Gorbačiovu, tai yra galinga Sovietų sąjunga, kuri sveikina ir pripažįsta šią galią. Tai didelė idėja, nauja pasaulio tvarka, kai įvairios tautos yra suburtos bendram reikalui, tik Jungtinės valstijos turi ir moralinę padėtį ir priemonės jai paremti. Antrasis Vatikano suvažiavimas, tai buvo 1962 metais dokumente, teigia, kad todėl mūsų pareiga yra įtempti visus raumenis, kad būtų pasiektas laikas, kai tarptautiniu sutikimu visas karas bus visiškai uždraustas. Tai antrasis Vatikano suvažiavimas. Šis tikslas neabejotinai reikalauja sukurti visuotinę viešąją valdžią, kurią visi pripažintų ir kuriai būtų suteikta galia visų saugumo vardu užtikrinti teisingumą ir pagarbą teisėms. Popiežius Paulius VI skyrelėje pavadintame veiksmingos pasaulio valdžios link rašė, šiam tarptautiniam bendradarbiavimui pasauliniu mastu reikia institucijų, kurios parengs jį koordinuoti ir vadovauti, kol galiausiai bus sukurta visuotinai pripažinta teisingumo tvarka. Kas nemato būtinybės, taip palaipsniui įkurti pasaulinę valdžią, galinčią veiksmingai veikti teisminėme ir politinėme sektoriuose. Stebėtini dalykai. O kas buvo karūnuotas viso pasaulio valdovų? Pats šis žmogus. Stebėtina. Ką Džordžas Bušas pasakė apie šią galią? Geriausias būtas pagerbti popiežių Joną Paulių II, tikrai vieną iš didžiųjų vyrų, yra rimtai žiūrėti į jo mokymą, klausytis jo žodžių ir įgyvendinti jo žodžius bei mokymą čia Amerikoje. Tai iššūkis, kurį turime priimti. Taigi, kas čia kam pavaldus? Kas kam pavaldus? 1991 metais popiežius paragino sukurti naują pasaulio tvarką. Na, apie ką šiais metais buvo jo nauja metinė kalba? Jis turėjo tik vieną žinią ir pasakė, atėjo laikas sukurti pasaulinę valdžią dabar. Toks buvo jo prašymas. Jis lankėsi Jungtinėse tautose, kalbėjo visų pasaulio religijų vardu
Atkreipkite dėmesį, kad tai apima budizmą, hinduizmą, šintoizmą, zoroastizmą, protestantizmą ir katalikybę ir visas religijas. Ar yra darbotvarkė? Antikristo galia yra visuotinė. Mums pasakyta, jis praris visą žemę. Apreiškimo 13:3 eilutė priduriama, kad visas pasaulis juos stebėsis. Ir jis egzistuoja iki šiol. Kol ateis ilgamžis 22 eilutė. Aš to neprigalvoju, tai Danieliaus knygoje. Galite patys paskaityti. Danieliaus 7:9 eilutė. Man stebint buvo pastatyti sostai ir ilgamžis atsisėdo savo soste. Jo drabužis buvo baltas kaip sniegas, o galvos plaukai tarsi gryna vilna. Jo sostas buvo ugnies liepsnos, o sosto ratai plieskinti ugnis. Taigi Danielius stebi įvykius čia žemėje, kurie atrodo sukasi apie šio mažojo rago galę. Ir jis mato danguje vykstančią nuostabę teismo sceną. 10 eilutėje sakoma, teismas sėdo posėdžiauti ir buvo atskleistos knygos. Taigi čia yra teismo scena. Vis stebėdamas nakties regėjimus pamačiau tarsi žmogaus sūnų, ateinantį dangaus debesimis. Tai yra angelų apibrėžimas, tai pamatysime vėlesnėje paskaitoje. Jis priėjo prie ilgaamžio ir buvo jam pristatytas. 13 eilutė. Taigi tai nėra Kristaus atėjimas į šią žemę. Tai scena, kuri vyksta danguje, kai mažoji rago galia nustato savo viešpatavimą čia, šioje žemėje. Taigi teismas yra pasirengęs posėdžiauti dangaus karalystėje. Tai taip pat ilgalaikė galia, nes Danielius sako, kad jo karas su šventaisiais tęsis tol, kol ateis ilgamžis. Ši savybė atmeta bet kokį asmenį ir nurodo sistemą, kurios galia auga nuo 5 mūsų eros amžiaus. Ir galutinis kriterijus, kad jo viešpatavimas bus atimtas laikų pabaigoje. Tuomet teismas sės posėdžiauti, o jo valdžia bus atimta, sunaikinta ir visiškai panaikinta. Biblija sako, jį sunaikins viešpaties atėjimo šviesa. Taigi, jokia žemiška valdžia neatims jo galios. Pats Dievas įsikiš. Visame pasaulyje, istoriškai ir kitaip gali būti tik viena galia. Yra tik viena būtybė, kuri turi visas tas savybės, kurias Biblija priskiria antikristui. Tai Romos katalikų bažnyčia. Tai negali būti niekas kitas. Beje, žodis katalikas, kilęs iš graikų kalbos termino reiškiančio visuotinis. Ir nors antikristas gali reikšti tą, kuris prieš Kristų arba jam priešinasi, graikiškas priešdėlis anti taip pat reiškia prieš, kaip ir antipasto, maistą pateiktą prieš pagrindinį patiekalą, bet anti taip pat reiškia vietoje kažko. Tada antikristas yra galia, kuri yra prieš Kristų, stovinti Kristaus vietoje. Lotiniškas atitikmuo to, kuris stovi Kristaus vietoje, yra Kristaus vietininkas, o tai yra popiežiaus titulas. Sužinokite, kaip popiežius atėjo į valdžią ir jo atėjimo į valdžią aplinkybės. Sąžinės laisvės principams grėsė pavojus, žodžio laisvė ir laisvė laikytis savo asmeninių pažiūrų buvo pavojuje. Sužinokite daugiau pirmoje nuosprendžio serijoje ir išskirtinės premjeros dalyje tik ADTV Watch rugpjūčio 12 dieną. Bet norėdami tai padaryti, iki rugpjūčio 11 dienos turite eiti į adtv.watch, kad gautumėte prieigos kodą, skirtą išskirtiniai peržiūrai. Eikite į
adtv.watch dabar. Dokumentinis filmas Įsitikinimas, išskirtinė premjera rugpjūčio 12 dieną. Registruokitės norėdami žiūrėti per adtv.